Žinios lengvai. Kviečiame klausyti žinių apie svarbiausius savaitės įvykius lengvai suprantama kalba. Nauja vyriausybė. Šį pirmadienį buvo pasirašyta sutartis dėl naujos valdžios. Sutartį pasirašė 3 partijos. Lietuvos socialdemokratų partija, ji Seime turi daugiausiai žmonių. Seime dirba 52 socialdemokratai. Nemuno aušra, Seime dirba 19 šios partijos narių ir Lietuvos valstiečiai ir žalieji. Jie Seime turi 11 žmonių. Seime kartu su valstiečiai žaliaisiais dirba nepartiniai Seimo nariai. Nepartiniai yra žmonės, kurie nepriklauso jokiai partijai. Pavyzdžiui, Seimo narys Ignas Vėgėlė nepriklauso jokiai partijai, bet jis dirba kartu su valstiečiais ir žaliaisiais. Dabar jis bus valdžioje, bet Vėgėlė sako, kad jis nebalsuos taip, kaip norės partija. Jis sako, kad balsuos, kaip jis pats norės. 3 partijos, kurios pasirašė sutartį, dabar turi pasidalinti ministerijas. Visos 3 partijos turės siūlyti ministrus. Partijos susitarė dėl ministerijų pasidalijimo. Socialdemokratai vadovaus 9 ministerijoms, Nemuno aušra vadovaus 3 ministerijoms, valstiečiai žalieji vadovaus 2 ministerijoms. Naujasis Seimo pirmininkas bus Juozas Olekas. Jis priklauso socialdemokratų partijai. Antradienį Seimas patvirtino naują ministrę pirmininkę. Ministrė pirmininkė tapo Inga Ruginienė. Ji priklauso socialdemokratų partijai. Dabar Ruginienė turi susitarti su partijomis dėl visų ministrų. Partijos išsirinks žmonės, kurie galėtų būti ministrais. Partijos praneša apie tai ministrei pirmininkiai Ingai Ruginieniai. Ji turės apie naujus ministrus pranešti prezidentui. Ruginienė turi apie ministrus pranešti per 2 savaites. Prezidentas turės apsispręsti, ar patvirtinti ministrus. Gėdos diena. Šią savaitę nauja valdžia pasirašė sutartį. Prieš naują valdžią vyko protestas. Į protestą atėjo daug žmonių. Proteste dalyvavo apie 8 000 žmonių. Protesto organizatoriai nepritarė naujai valdžiai. Jiems nepatinka partija Nemuno aušra. Organizatoriams taip pat nepatinka Lenkų rinkimų akcija. Lenkų rinkimų akcija yra partija. Ši partija Seime dirba kartu su valstiečiais žaliaisiais. Valstiečiai žalieji dabar bus valdžioje. Valdžioje bus ir Lenkų rinkimų akcija. Protesto organizatoriams nepatinka nepartiniai Seimo nariai. Nepartiniai yra Seimo nariai, kurie nepriklauso jokiai partijai. Protesto dalyviai susirinko prie prezidentūros. Jie ėjo Gedimino prospektu iki Seimo. Protesto dalyviai skandavo gėda ir melagiai. Jie mano, kad nauja valdžia daug meluoja. Jie nepasitiki nauja valdžia. Protesto dalyviai įteikė prezidentui peticiją. Peticija yra dokumentas. Peticijoje žmonės ko nors reikalauja iš valdžios. Šioje peticijoje žmonės reikalavo, kad prezidentas griežtai vertintų ministrus. Prezidentas sakė, kad į ministrus neskirs Nemuno aušros partijos narių. Peticiją pasirašė 80 000 žmonių ir 70 organizacijų. Organizatoriai sako, kad tai yra taikos protestas. Jie sako, kad į protestą susirinko žmonės, kuriems rūpi Lietuva. Pokyčiai dėl ukrainiečių Lenkijoje. Ukrainoje vyksta karas, todėl daug žmonių išvažiuoja iš šalies. Žmonės važiuoja gyventi į kitas šalis. Daug ukrainiečių dabar gyvena Lenkijoje. Lenkija padeda ukrainiečiams. Iki šiol Lenkija saugojo ukrainiečius ir mokėjo jiems 188 eurų pašalpą. Lenkijos valdžia turi nuspręsti, ar toliau padės ukrainiečiams. Lenkijai tai kainuoja daug pinigų. Dalis politikų nenori padėti ukrainiečiams.
Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis nepasirašė įstatymo dėl pagalbos ukrainiečiams. Jis mano, kad ukrainiečiai naudojasi Lenkijos pagalba. Prezidentui nepatinka, kad ukrainiečiai nedirba. Todėl jis sako, kad Lenkija turi padėti tik tiems ukrainiečiams, kurie dirba. Tai reiškia, kad tie ukrainiečiai, kurie neturi darbo, negautų paramos. Lenkijos prezidentas ir jo partija turi griežtą požiūrį į ukrainiečius. Dėl to yra baisu, kad ateityje Lenkija nepadės ukrainiečiams. Atlaidai Šiluvoje. Nuo rugsėjo 5 iki 15 dienos Šiluvoje vyks tradiciniai atlaidai. Į Šiluvą atvažiuos daug tikinčių žmonių iš Lietuvos ir viso pasaulio. Atlaidai Šiluvoje vyksta jau ilgai. Šiluva yra ypatinga vieta tikintiesiems. Žmonės sako, kad Šiluvoje buvo pasirodžiusi šventoji mergelė Marija. Dabar toje vietoje yra pastatyta koplyčia. Šie metai yra paskelbti vilties metais. Šiluvoje susirinkę tikintieji melsis už taiką pasaulyje. Atlaidų metu vyks pamaldos, diskusijos, koncertai, susitikimai, knygų pristatymai. Rugsėjo 12 dieną vyks pagrindinės mišios. Mišios bus verčiamos į gestų kalbą. Gestų kalba yra reikalinga žmonėms, kurie negali girdėti. Žinios lengvai skirtos žmonėms su intelekto negale. Žinias lengvai suprantama kalba rengė Skirmantė Sakalauskaitė. Žinias vertino Lukas Večerskas ir Robertas Medveckis.